Šiandien su manimi vienas talentingiausių jaunosios MMA kartos kovotojų, pasaulio graplingo ir MMA čempionatų prizininkas, kylanti Lietuvos kovinio sporto žvaigždė Emilijus Kaganovičius. Labas, Emilijau. Sveiki. Kovo 22 dieną prieš šią kovą turbūt vyksta labai intensyvus pasiruošimas. Tu susitiksi su tikrai stipriu priešininku Samueliu Šorochovu. Kaip jautiesi apskritai ir kas verda tavo galvoje dabar? Šiaip jo, teisingai sakot, turbūt yra pati tokia rimčiausia mano kova, to labiau MMA debiutas profesionalios kovos. O jeigu apie pasiruošimą, tai jaučiuosi stipriausiai, kiek esu buvęs, tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Tai jaučiuosi pasiruošę 100%. Paminėjai, kad tai bus pirmoji tavo profesionali kova. Tai koks apskritai yra tavo kovos, ne pačios kovos, bet kaip kovotojo planas? Kaip tu galvoji savo karjerą tęsti toliau? Tai manau, reikia paimti kuo greičiau KOK diržą. Paskui žiūrėsi, kol kas tokių planų turiu. Tu būdamas 18 jau laimėjai turbūt visus, galiu pasakyti, tuos galimus amateur vardus. Ir ar tu negalvoji, kad per daug tų pergalių, per daug tų laimėjimų, per daug diržų, visokių medalių ir taip toliau gali šiek tiek išpūsti tavo ego? Aš žiūriu tai iš kitos pusės, tai manau yra labai didžiulė patirtis, bagažas, žinių bagažas, tai man padeda kaip tik šitą kovą atsipalaiduoti, kadangi aš jau žinau, esu patyręs tiek, kas yra Twinsbet arena, kas yra didelė arena, su žmonėmis, su publika, kas yra, pavyzdžiui, tarptautiniai turnyrai, tai manau, kaip tik tai išeis į naudą. O kažkuo skiriasi tas toksai jausmas eiti į žmonių pilną salę ir kovoti kažkokiam čempionate, kur dažniausiai būna tik tais kiti kovotojai turbūt ir treneriai jūsų. Ar yra kažkoks skirtumas? Žinoma, skirtumas didžiulis, tai yra, kai aš kovoju namuose, tai yra visų pirma sava, galiu pasakyti teisingai, sava publika, žmonės atėjo, daug pažįstamų, daug, tai mane tik užkuria. O dažnai, užsienio varžybose, pasaulio čempionatuose, tu taip lauki, rašiesi tos kovos, o jį taip greit ir prabėga kaip akimirka. Ir toksai, net kas čia buvo, jo baigėsi viskas, jau namo grįžti ir labai greitai tai praeina. Aišku, tas pats ir yra ir dideliuose arenose, bet vis tiek tas palaikymas, išėjimas, tam muzika, tai vis tiek truputėlį ilgiau tęsiasi. Tai tas yra labai stiprus mano vidinio motyvacinis šaltinis, manau. O paminėjai tai, kad tu esi čia vietinis, o Samuelis atvyksta iš kito miesto. Ar tai priduoda kažkokio tai didesnio noro stengtis, kovoti, laimėti? Žinoma, šiaip dabar taip teisingai pastebėjau, bet žinoma, tai kadangi yra daug pažįstamų veidų, daug palaiko, daug susilaukiu, daug dėmesio, tokių palaikančių, kad tiek klubo narių ateina, tikrai palaikymas yra didelis. Tai yra motyvacija, tai yra pastiprinimas, tu supranti, kad žmonės tikisi, jie tavim pasitikė, tai mane labai motyvuoja. Kalbant apie apskritai tavo kovojimo manierą, stilių ir taip toliau, ar daug pasiėmė iš savo trenerio, kuris tave jau treniruoja 14 metų turbūt? Teisingai. Ar daug iš jo pasiėmė, nes Sergejus yra legendinis MMA kovotojas, žinoma, pasiekęs labai labai daug. Ir ką būtent pasiėmė vien tik iš jo? Žinoma, tai mūsų stiliai pinas, aišku, kiekvienas turim savo detalių, yra tiek anatominiai dalykai, kaip ūgis ir kiti dalykai, kaip svoris galbūt skiriasi, bet kadangi mes panašaus sudėjimo, gal truputėlį ūgis skiriasi, bet labai daug ką pasiėmiau. Tai daugiausia turbūt yra motyvacinis dalykas, ką galiu pasakyti, tai yra darbo manieros, sporto tokia įžvalgos į sportą, supratimas apie sportą, tai čia labiausiai, kas mums sieja. O tas toksai, Sergejus yra labai rimtas žmogus, kiek teko man su juo susitikti, kažkur tai kalbėtis, jis labai yra ramus ir labai, net nežinau, kaip turėčiau įvardinti tą žodį, jis labai atneša tokią ramę ir tokią tvirtą gerą emociją. Iš tavęs man ateina lygiai toks pats jausmas. Kaip atrandat būtent tą, ar čia yra mentalitetas kovotojo, kaip Sergejaus duotas tau, ar tai yra tiesiog jūsų bendras kažkoks tai sugebėjimas turėti tą patį dalyką?
Aš manau, geras klausimas, manau, tai turi įtakos, kad mes daug laiko praleidžiam, vis tiek kartu sportuojam ir šiaip nuo mažens jau pažįstami, bet aš nuo mažens kai buvau pažįstami, bet kas, manau, tą ramumą, tokį gal mąstymą netgi priduoda, kad tiek aš, tiek Sergejus iki šiol siekia moksluose, pats baigia studijas, pats mokosi, žiūri naujus dalykus, bando neatsilikti nuo naujovių ir taip toliau. Tai va šitas, manau, momentas leidžia ne tik kaip sportininkui išlikti legendiniam, bet ir toliau kaip tobulėti kaip treneriui, kaip žmogui, kaip ir tą ramybę taip. Skleisti visiems po pasaulį, taip. O paminėjai, kad studijuoji, ką dabar studijuoji? LSU treniravimas. Čia turbūt visų kovotojų, būtent su kuriais aš esu susitikus, tai visi, jeigu kažkas studijuoja, būtinai į tą pusę. Kodėl būtent tokią pusę pasirinkai? Kodėl nenorėjai būti, nežinau, žemėtvarką kokią? Šiaip buvo tokia minčių, iš tikrųjų mokyklą pabaigiau tikrai neblogai ir galėjau įstoti nemokamai tiek į VU, buvo mintis į ekonomiką, į teisę, bet sieju savo gyvenimą su sportu, noriu būti treneriu, noriu būti sportininku profesionaliu, tai manau, kad šiai akimirkai, šiai dienai buvo teisingiausias ir geriausias sprendimas padaryti, stoti būtent tobulinti savo tiek trenerio žinias, kurias galėsiu pritaikyti, tiek tas žinias pasisemti savo. O tas toksai ateities tas planas toksai, tai tavo planas ir yra kovoti, būti profesionaliu kovotoju, turbūt išeiti kažkur tai toliau, nežinau, galbūt UFC, ar apskritai turi kažkokį planą eiti kažkur į tokias pasaulinės organizacijas? Žinoma, norisi dalyvauti užsienį, kadangi galbūt tai iš trenerio ateina, kad jis visą gyvenimą užsienį kovoja, tai didelės arenos, ten iš vis stadionai žmonių surenka, labai didelis žmonių susidomėjimas, tai UFC neliko, o yra svajonė, tai turbūt yra MMA olimpiada. Taip pat yra kitų turnyrų Europoje, labai kyla, o gali labai keistis, skirtis. Dabar pažiūrėkit, PFL-as susijungia su Bellator irgi yra, aš manau, antroje vietoje organizacija, kuri labai aukščiausio lygio, galima sakyti. Tai tokių tikslų planų, tokių susidėliojęs neturiu, bet yra svajonės, bet manau, gali viskas gyvenime keistis. Tiek kitos organizacijos atsiranda naujų, kažkas pakeičia kitas. Tai tikiuosi, svarbiausia, susikoncentravęs gerai pradžiai. O 14 metų, tai yra labai labai didelis laiko tarpas ir ypatingai jaunam žmogui, kur formavosi visas tas tavo mentalitetas, supratimas apie sportą, apskritai apie žmogų ir taip toliau. Ar tau netrodo, kad Sergejų jau gali vadinti savo tokiu antru tėvu, kuris iš tikrųjų tau labai daug įtakoja tavo gyvenime, bet net ne tik apie sportą, bet ir apskritai visame kame? Žinoma, tai sakau, kaip Sergejus matė mane, kaip aš užaugau, tai kad jis yra jau šeimos narys, tai drąsiai galiu pasakyti, mes tikrai šnekamės ne tik apie sportus, ten ir tiek kelionė esam pravažiavę, tiek visko, tai tikrai buvo tuo akimirku, kai pasėdim ir pašnekam apie vidinius dalykus, ten visiškai nesusijusius sportu, tad labai daug įtakos turėjo, ypač brendimo metu, tas pavyzdys išlikęs buvo pavyzdys, tiek jo istorijos yra, pasiklausai jų istorijų, čia kažkas, wow, tai užmotyvuoja. Neregėta ir nematytamumo. Taip, kaip kad filmas, atrodo, tai tokie dalykai turbūt ir vedė prie to, kad ir likau, ties Sergejam jau 14 metų. O niekada nebuvo tokios akimirkos gyvenime, kad viskas, nebenoriu ne tik, kad kaip žmogus matyti šito trenerio, bet apskritai nebenoriu matyti savęs kovos menų sferoje, nebuvo? Žinoma, tokių dienų būna, kai... Man atrodo, mes kalbėjom apie tai vieną kartą, taip. Tai buvo ir tokių, ir turbūt dažniau negu reikėtų, bet labai greit praeina šitas impulsas toksai, tada supranti, kad tiek metų jau praėjo, dar tiek laukia ateityje ir tada supranti, kad gal gerai, kad gal tiek to, esu ką reikia, jo.
Dabar pakalbėkime apie tą artėjančią kovą. Tu turbūt su treneriu jau labai gerai išanalizavot savo priešininką ir jis ne tik, kad geras smūgiuotojas, bet apskritai Samuelis yra labai visoks kovotojas, jeigu galiu pasakyti. Jisai tiek bokse, tiek MMA, tiek visur, kur tu jį be padėtum, jis ten gali kovoti. Kaip jūs į tai reaguojat apskritai, kokia jūsų nuomonė apie jį? Tai kaip ir minėjau, kad Samuelis turbūt yra rimčiausias dabar sutiktas priešininkas, bet pasitikiu savo jėgom ir žinau, kaip yra planas, bet tas planas ir be to žinau, kad galiu įveikti, žinau, kaip galiu įveikti, kokiu būdu ir tą ir pamatys. Tu vis sakai apie Fight IQ ir turbūt taikai tą Fight IQ kovos metu. Ir esi sakęs Samueliui, kad jeigu turėtum galimybę su juo pasikalbėti, pasakytum, kad jis jau yra pralaimėjęs. Ar tu galvoji, kad čia yra realus dalykas, ar čia yra toks labiau gąsdinimas jo ir toks protinis dalykas, kurį kovotojai dažnai daro prieš kovą? Ne, aš negąsdinu, tai jam turiu išlikusios tą tokią varžybinę sportinę pagarbą. Mes ten anksčiau jokių problemų, susidūrimų net neturėjo, tai aš jam neturiu nieko blogo pasakyti, tiesiog aš atėjau atlikti savo darbą, aš tam rašiausi, aš žinau, kad aš nusipelniau to ir tai tiesiog kliūtis. Tai bus dar viena kova tavo kišeniai, ar tai laimėjimas prieš Samuelį būtų kažkas labiau įsimintino tau? Žinoma, būtų kaip ir visų pirma, tai yra debiutas, tai yra, manau, būtų puikiai pradžia ir tokia, vis tiek Samuelis Šorochovas yra patyręs kovotojas, tai aš manau daug atvertų. O Samuelis pats yra sakęs, kad per vieną mūsų turbūt iš ankstinių preskonferencijų jisai sakė, kad faktas, kad jis bandys faktas, kad jis bandys imtyniauti, bet galbūt ir nesuspės to padaryti. Ką tu į tai jam atsakytum? Aš manau, jisai labai gali nustebti. Manau, jisai nusteps visų pirma ir mažiau strateguoja, daugiau ruošiasi, o bus kaip bus. Visi sako, kad čia yra tokia ta kova grappler vs striker. Yes. Tai kas čia apskritai, gal gali man paaiškinti, kas čia yra toksai per posakis, nes kur be pasisuksiu, aš jį visą laiką girdžiu, jeigu kas nors kalba apie jūsų kovą, tai būtent šitą frazę ir pasakys. Tai mes abudu kilę iš skirtingų backgroundų. Aš, pavyzdžiui, pradėjau ir daug metų imtyniavau, tai išlieka mano arkliukas. Pas jį atvirkščiai, jisai pradėjo nuo kickbokso, kiek aš žinau. Tai yra jo pagrindinė, kaip ir ar jo varomoji jėga. Bet kadangi MMA yra universalus sportas, tai kuo toliau jisai labai tobulėjantis sporto šaka. Tai aš manau, iš manęs gali tikrai nustebti ir nesitikėti ir mano stovėsenos įgūdžių. Norėjau ir sakyti, kad pirmiausia, kova prasideda stovėsenoje, tai ir nėra toksai, gal ne baimės, bet galbūt tokio galvoj minties, kad visgi pradedat kovą jo stipriosioj pusėj ir nėra tos tokios, kaip čia dabar man jį pasiguldyti, kaip čia paimtiniauti su juo, nėra tokios minties pas tave. Ne, aš labiau toks esu, dėl mano fight IQ, aš manau, aš galiu taip greitai reaguoti esamoj būsenoje, vietoje. Tai yra mintis, yra su treneriu dėliojam planus ir o kaip kovoje viską gali pasikeisti, tai jeigu teks kauti stovėseną, kausime stovėseną ir aš manau, aš esu labai tobulėjantis, ką jūs matėt tiek ne jūs, tiek kiti žiūrovai, tiek pats Samuelis, ką matė mane praeitose kovose, tai yra vienas, dabar pamatysit visai kitokį ir manau, čia bus mano pergalė. Paskutinį kartą Samuelis kovojo Rygoje, irgi su vienu tikrai labai stipriu kovotoju, MMA kovotoju būtent. Toje kovoje jis turbūt tai buvo
greičiausia kova iš jo matytų apskritai kovų ir Taip. tai buvo nokautų. Tas nokautas buvo apskritai labai įdomus, nes kovotojas nelabai suprato, kad jisai nokautą. Pirmiausia, mano klausimas yra, ar tavęs negazdina jo sugebėjimai nokautuoti kitą kovotoją? Nes tai dažnas reiškinys. Taip, tai yra tokia sporto šaka čia. Tai tas negazdina manęs, tam ruošiausi, tam žinau, kad aš tikrai nepadarysiu kitaip negu Latvijos kovotas. Taip. Jo, Latvijos kovotas, ten, viskas su pagarba tam kovotai, tikrai ne taip reikėjo kovoti. Ten buvo kažkokia klaida jo įvelta į jo tą strategiją kovos? Jie gal per 30 sekundžių pralaimė, reiškia, tikrai nebuvo kažkas buvo blogai padaryta, kažkas buvo ne taip padaryta. Tai mūsų tikslas, kad tokių klaidų nepakartotai. O aš manau, tikrai galima buvo kitaip sukovoti ir tą parodys ir aš. O šiaip apskritai apie tuos nokautus gali man kažką daugiau papasakot? Kodėl kartais, ir tai ne pirmas kartas, kai mes matėm ir Raimondo Krilavičiaus kovoj su Rodrigo Mineiro, tada kai jį nokautavo ir jis turbūt nelabai suprato kažkiek laiko, kad jisai buvo nokautuotas. Dabar čia toks pats fenomenas atsitiko, kai kovotojas negali suprasti, kas iš tikrųjų atsitiko, kas ten atsitinka ir kodėl tas kovotojas negali suprasti, kad jį ką tik nokautavo. Mano žiniomis čia tiesiog atsitinka kaip sapnas. Aš pats asmeniškai nesu nokautė buvęs ir nebūsiu. Bet kiek esu girdėjęs, kad tai tiesiog tu net neatsimeni to momento. Tu atrodo kovoji ir tau tiesiog toliau kovoji. Tai turbūt tas dalykas ir priverčia padaryti taip, kad sportininkas, kovotojas nesupranta, kad jis buvo nokauti, nes tiesiog jo pasąmonė neišliko to momento, kaip po miego atsikeltų ir atsikeli žiūri žiūrovai. Tai... Pažiūrėjau, labai didelė traumos rizika iš tikrųjų, jeigu tu esi nokautuotas ir dar stojasi kovoti, kitas kovotojas gali nesuprasti, kad tave nokautavo ir gali dar į didesnį nokautą panirt. Tai būtent MMA, kai nėra knockdowno. Taip. Kova baigėsi tęsiama, kol esi nesąmoningas, galima taip pasakyti. Tai tikrai būna tų daug smūgių, matome, kur reikėjo anksčiau stabdyti tos kovotus, kur, pavyzdžiui, jau guli nokauti ir ten pribėga ir damušinėja, kur jau tikrai nereikėjo, bet tam yra tikrai didelė rizika patirtis ir smegenų, sutrenkimus ir traumas. O kaip po kiek laiko, jeigu, aš aišku nelinkiu to, bet šiaip man įdomu žinoti, po kiek laiko kovotojas galėtų vėl grįžti į profesionalų tą areną po tokio gilaus nokauto? Aš turėjau savo nuomonę, kad tai vis tiek yra mėnesių reikalas, kelių bent jau minimum, bet pasirodo, Šorochovai sugeba sekančiose turnyruose kovoti po nujungimo, tai aš nežinau, ar tai kaip jų atsipirks senatvėj tas, ar tai yra protingas sprendimas, nežinau, bet jeigu jie taip jaučiasi. Yra koks advantage, dabar žinai, kovojant Samuelis Šorochovas, gal čia yra tavo kažkoks advantage dabar? Nes ar jisai buvo neseniai nokautuotas kažkada? Praeitame ne Latvijoje, Vilniuje turnyre. Tai aš manau, tai yra ne tai, kad advantage, tai yra labiau kovotojo reikalas, kaip jisai galvoja apie savo karjerą, apie savo sveikatą. Tai manau, gal dabar nepastebima tos žalos, bet aš manau, su ateityje tai tikrai gali turėti žalos. Kažkokių atsiliepti, bet pas tave nėra galvoje dabar mintis tokia užrašyta, kadangi jau dabar kaip ir pakalbėjom apie tai, kad buvo nokautuotas, gal dabar ir aš nokautuosiu, tai čia, ta prasme, ar nestabdo iš tokios žmogiškosios pusės, nes šitas sportas jisai yra labai žiaurus, tikrai labai žiaurus. Tai supranti, kai žmogus nokautuoja, kad tiesiog, kad mes nesam robotai, kad kiekvienas, nestebuklai, kad tas atrodo, jūs, čia nokautavo, po kažko būna, po tam tikros kovos labai iškelia kovotoją, kad kaip ir po paskutinės Latvijos kovotojų, jūs pažiūrėkit, ką nes visiems labai įdomu, visi nori kraujo, visi nori tų nokautų. Taip. Tai visiems įdomi ta paskutinio kova tavo buvo. Labai retai, kas pasižiūri atgal truputėlį.
Ir būtent tas atgal gali daug ką pasakyti. Kaip, kad yra, aišku, yra svarbi, visi mes keičiamės, tobulėjom, tai negalima visko įdėti į jo praeitas kovas, bet daug ko galima pasakyti iš jo praeitų kovų, kad jisai yra nugalėtas, yra labai žiauriai nugalėtas, tai tas, manau, tokio prideda, kad jo, mes visi mirtingi, visi kraujuojam, visi žmonės. Tai bet pasižiūrėjai, atsiverti tuos lapus atgal, pasižiūrėjai, kokios tos kovos buvo, kaip jisai kovojo su kitais kovotojais ir buvo nugalėtas. Ar tai tau priduoda kažkokios motivacijos? Nes visi dabar iš tikrųjų, jeigu kalba apskritai apie brolius, visi kalba apie jų nokautus, nes tai yra turbūt visiems įdomiausia ir žiūrėti tiek žiūrovam, tiek šiaip salėje esantiem darbuotojam, kai kas nors nokautuoja, ką nors, arba būna labai daug kraujo. Bet tau priduoda tos motivacijos, kad, jis nėra nugalėtas ir jis nėra nokautaras kažkoks, tai kaip mėgstam sakyti. Aš manau, psichologiškai tai labai yra, kai tu išeini kovoti prieš priešininką ir jisai yra nepralaimėjęs, pavyzdžiui, ten metais ar ten kovomis, ten 10 kovomis, tai toks truputėlį gal priduoda, arba gali būti kaip tik aš tas būsiu pirmas, kuris, tai aš manau, čia labai priklauso nuo asmenybės, bet aš labiau žiūriu tiesiog strategiškai, tai yra, man nesvarbu, kaip jisai ten laimėjęs, pralaimėjęs, būtų dar daugiau laimėjimų, tai būtų gal didesnė motivacija. O ten nesu su juo, buvo sakęs, kad jisai ten neturi ką prarasti, turi labai daug, kad turi ką prarasti ir manau daugiau už mane. O jeigu taip atsitiktų ir kad, viskas klostytųsi, tiesiog ne pagal planą, kaip sako, ne ta koja atsikėliau iš lovos. Ar yra kažkoks planas sustrateguotas ir būtent tokiu atveju? Tai tų planų nėra, sakau, planas, tai nėra filmas siužetas, kad ten jisai eina. Tai plano dalis yra išnaudoti tavo stipriasias pusės. Tai kokios tos stipriasios pusės tavo? Tai yra tas pats fight IQ, tas pats mobilumas, tas pats skaitimas situacijos. Tai aš manau galiu išnaudoti tiek. Yra momentų, kur aš stovėsinoje galiu išnaudoti, kadangi jisai žino, kad aš imtyninkas, jis tikisi imtyniausti, tai saugokis ir priekinių rankų, ir galinių rankų, ir kojų, tai galima išnaudoti savo stipriasis pusės prieš jos silpnas. Bet jis irgi turi stipriųjų pusių, taip? Taip, plano dalis yra tas neleisti jam jų atskleisti. O kokias jisai turi stipriasias pusės? Tai kaip ir matome paskutinės kovos, tai turi gerus kojų smūgius, ten keičia stovėsinas, toksai tipinis geras strikeris. Tai turbūt čia jau būtų stipriausia. Pasiruošęs tu tam tipiniam strikeriui. Taip, pasiruošęs. O kokie būtų tie pirmieji tavo žodžiai po kovos, jeigu tu laimi kovą ir tau duoda į rankas mikrofoną? Kokie būtų pirmieji žodžiai pasakyti visiems turbūt fanam, žmonėm, kurie žiūrėjo kovą tavo? Ir turbūt tiem, kurie norėjo, kad tu pralaimėtum. Tai labai nebuvau dar apgalvojęs šitą. Prigavot. Bet dabar šiuo metu kilo mintis, kad vis dėlto neprireiks Sergejaus mūsų kovoje. Tiksliau, po mūsų kovos Sergejaus neprireiks ir galėsiu kovoti dėl diržo aš. O jeigu atsitiktų taip, kad būna lygiosios, norėtum su juo dar kartą susitikti? Aš manau, jo. Suteikčiau jam revanšą. Suteikčiau jam revanšą. Jeigu ir laimėčiau, manau, tai viskas priklauso nuo jo norų, mano norų ir galimybių. Šiaip nesu linkęs kovoti su priešingu antrus kartus, galvoju, čia toks. Tu, tarp kitko, man atrodo, kovojai su Panceriu kovojau 2 kartus, bet labiau esu linkęs praeit, kitas etapas, reiškia kitas kovotojas. Tai bent jau kitoks įdomumas. Taip. Tas pasiruošimas ypač iš laimėtojo pusės toks suteikia, toks atrodo, kad suteikia šansą jam dar kartą pabandyti toks.
O koks Lietuvoje kovotojas ir yra koks nors, turbūt iš tavo amžiaus cenzo, jeigu galiu tai pasakyti, ar yra kažkoks kovotojas, su kuriuo tu dabar norėtum susitikti? Tai gal po šitos kovos, po Samuelio, gal tai pasakysi. Šiaip negalvojau, šiaip dėl tų lietuvių. Daug su kuom, labai daug, pavyzdžiui, mes keičiamės, sparinguojamės, kažkas pas mus sportavo, kažkas pas juos kitus klubus sportavo, ten aš taip pat ir Kaune geri santykiai. Tai, bet, vat, esmė tokia, vat, tikslas yra užsienio kovos, užsienio lygos, tai norėčiau labiau užsienį kovoti. Aš dabar su užsieniečiais. Taip. Aš kaip tik dabar ne per seniausiai žiūrėjau vieną turnyrą iš Prancūzijos, Hexagon MMA. Ten yra iš tikrųjų labai daug, vat, būtent tavo svorio kategorijos kovotojų, kurie, na irgi turbūt tokie patys kylantys MMA kovotojai ten kaip ir tu čia. Tai būtų ta tokia mintis, noras turbūt arba atsivežti iš jų kažką į čia, kur būtų lengviau tau kovoti, ar ten išvykti, ar čia? Kadangi aš turėjęs tikrai nemažai varžybų užsienyje, tiek Lietuvoje paskutinės, tai užsienį truputėlį kitaip, nes tu toks esi underdogas. Jei norėjau sakyti šitą žodį underdogas. Tai tu toks ateini, kaip tik nori ir aš jums įrodysiu visiems, kaip heiteriams, visiems, kurie nori, kad aš pralaimėčiau, visiems vietiniams, kad tu vat laimi. Čia tokia truputėlį atsakomybė, vis tiek ateina tavęs pažiūrėti, aišku, ir atsakomybė, su ta atsakomybė ateina taip pat ir motyvacija, bet tai kažkaip kitaip namuose vis tiek tave lietuviai žiūri, stebit ir panašiai. Tai visą laiką būna taip, kad jeigu kovoja lietuvis su užsieniečiu, kad ir kaip tavęs galėtų turbūt nemėgti, vis tiek tave labiau palaikys negu užsienietį. Taip, tas ir yra. Supratau, tai tikiuosi, linkiu tau tikrai labai gero pasiruošimo. Tikiuosi, kad nebus jokių traumų, nes visgi dar likę 2 savaitės iki turnyro pradžios ir žinau, kaip sunkiai jūs ruošiatės ir kaip kartais iš tikrųjų nutinka neprognozuotų dalykų. Ir tikiuosi tave pamatyti ringe kovo 22 dieną ir padaryti tikrai labai gražią kovą, kaip jūs mėgstat visi sakyti, kad bus graži kova, bus stipri kova ir visi labai laukiam tos kovos. Ačiū tau labai. Ačiū Jums, iki susitikimo. Pasaulinis turnyras KUK World Series. Kovo 22 diena. Vilnius, TwinsBet arena. Visa informacija bushido.lt.